Ekologinių lygmenų yra net 6. Jie prasideda nuo pačio mažiausio lygmens – individo ir baigiasi biosfera. Individas tai būtų savarankiškai egzistuojantis organizmas, kuris priklauso tam tikrai rūšiai. Populiacija – vienos rūšies individų grupė gyvenanti tam tikroje teritorijoje. Bendrija – skirtingų rūšių populiacijos, kurios priklauso viena nuo kitos. Ekosistema – tai jau būtų bendrija su ją supančia negyvąja aplinka. Biomas – sritys, kurioms būdingas tam tikras vyraujantis augalijos ir gyvūnijos tipas. Biosfera – Žemės planetos sluoksnis, kuriame gyvena gyvieji organizmai. Negyvosios gamtos veiksniai yra fiziniai ir cheminiai. Jų visuma sudaro negyvąją aplinką, taip pat vadinami ir kitu vardu – abiotiniai. Jų būna krituliai, kaip lietus, sniegas, kruša, temperatūra, dirvožemis, saulės šviesa ir taip toliau. Gyvosios gamtos veiksniai – tai tarp organizmų susiklostę santykiai. Dar taip pat vadinami biotiniais veiksniais. Jų būna konkurencija dėl maisto, būriavimasis į grupes irgi dėl maisto, dauginimasis, kova su plėšrūnais. Organizmo funkcinės savybės skirstomos į 3 grupes – gamintojai, skaidytojai, gyvėdžiai. Gamintojais yra vadinami tie organizmai, kurie sugeba pasigaminti savo maistinių medžiagų. Dažniausiai tai yra augalai. Skaidytojais organizmai yra vadinami tie, kurie minta negyvosiomis organinėmis medžiagomis, kaip sliekai, grybai ir kitokie gyviai. Gyvėdžiais vadiname tuos organizmus, kurie maitinasi gyvaisiais organizmais. Tai būtų dauguma gyvūnų. Jokia ekosistema neveiktų be vieno iš šitų funkcinių karalysčių. Gamintojai gamina deguonį, kurį panaudoja kitos 2 funkcinės karalystės ir yra geras maisto šaltinis gyvėdžiams. Taip pat jų nuokritos yra reikalingos skaidytojams, kurie jas išskaido į neorganinės medžiagas, kurias po to gamintojai naudoja gamindami savo reikalingų medžiagų. Gyvėdžiai, taip pat ir skaidytojai, suteikia gamintojams anglies dioksido, kuris yra būtinas fotosintezei vykdyti. Skaidytojai skaido dar ir gyvėdžių lavonus, išmatas ir kitokias atliekas iki neorganinių medžiagų. Didžiausia ir įvairiausia ekosistema yra koraliniai rifai. Koralų rifuose gyvenančių žuvų ir gyvūnų rūšys
sudaro 25% visų žinomų jūros gyvūnų rūšių. Vien žuvų rūšių čia yra daugiau nei 4000, o kur dar gausybė smulkesnių bestuburių ir dumblių. Kolonijiniai koralai gyvena kartu su dumbliais. Savo kolonijas kuria tik visada šiltame ir švariame vandenyje, negiliau kaip 50 metrų nuo paviršiaus. Jų klintiniai skeletai, kaupdamiesi vieni ant kitų, sudaro rifus, kurie išnirę iš vandens, dūlėdami apauga augalais. Susidaro vadinamieji atolai. Tai būtų žiedo paviršiaus salelės, kuriuose telkšo lagūnos. Net vidutinių dydžių atolų tūris yra didesnis už didžiausius žmonių pastatytus pastatus. O rytų Australijos didžiojo barjerinio rifo, kuris nutįsęs per 2300 km, tūris yra didesnis netgi už didžiąją Kinų sieną. Kas labai liūdna, tai tas, kad koraliniai rifai labai greitai nyksta. Jau nuo 1950 metų jų yra sunaikinta net 50%. Koralinių rifų pagrindinė nykimo priežastis – globalinis atšilimas. Koralinis rifas yra svarbus ir naudingas tuo, kad jis ne tik yra namai daugybei žuvų rūšių, bet kartu ir veikia kaip bangolaužis. Jau dabar jaučiami padariniai. Bangos didėja, nyksta rūšys ir pati ekosistema. Jei šio proceso nestabdysime, pakrantės prie koralinių rifų, Japonijos, Indonezijos ir taip toliau, bus paprasčiausiai nuplautos.